Pažymint Londono mados savaitės pradžią ketvirtadienį Jungtinės karalystės sostinėje buvo surengtas tarptautinis 2010 m. Triumph Inspiration apdovanojimų finalas. Rengiami trečius metus iš eilės apdovanojimai sukviečia dizaino studentus iš mados mokyklų visame pasaulyje. Tiek patyrę, tiek jauni dizaineriai iš beveik 30 valstybių demonstravo savo interpretaciją šių metų konkurso tema Formos pojūtis. Dizainą vertino tokie mados verslo veteranai kaip supermodelis Helen Christensen, mados fotografas Rankinas ir britų mados dizaineris Matthew Williamsonas. Morfologija pavadinta dizainą pristatęs bulgarų dizaineris Nikolajus Bojilovas buvo paskelbtas šių metų Triumph Inspiration apdovanojimų nugalėtojų. Kartu su apdovanojimų nugalėtojui atiteko 15 000 eurų prizas bei galimybė sukurti komercinę savo apatinio trikotažo dizaino versiją. Ji bus pardavinėjama trikotažo gamintojo Triumph parduotuvėse kaip riboto leidimo kolekcija kitą vasarą. Aš tikrai susijaudinęs, nežinau, negaliu tiksliai paaiškinti. Ne, aš esu laimingas, tikrai laimingas, tikriausiai tai laimė. Amaya Carcamo iš Ispanijos laimėjo antrąją vietą su dizainu Medžio pojūtis. O italų dizaineris Ludovico Loffreda atsidūrė trečioje pozicijoje su Formos atmintimi.